Prienų rajone Kruvelių ūkyje vykusi Leli veiklos 75-mečio šventė ir Leli klubo susitikimas skleidė gerą nuotaiką ir buvo proga pasidžiaugti robotizuotų pieno ūkių darbo rezultatais. Bet robotizacijos pradžia Lietuvoje buvo ne rožėmis klota. Pirmi žingsniai robotizacijos link kėlė visiems abejonių. Ūkininkai nepatikliai žiūrėjo į tą įrangą, kurią pristatome. Buvo vis kalbų, kad ta įranga nepasiteisins, kad jinai ges, kad su ja bus problemų. Taip, su visa įranga yra problemos, su visais agregatais, kurie dirba, su jais yra problemų. Bet tam tikslui mes turim sukūrę servizą, yra atsarginių detalių padalinys, yra servizo padalinys. Ir jie rūpinasi visų šitų problemų sprendimu, rūpinasi gedimų šalinimu, rūpinasi tom, kad ūkininkas galėtų saugiai ir ramiai jaustis, turėdamas įsigijęs šitą įrangą. Leli kompanija šiemet švenčia 75 metų savo gyvavimo gimtadienį, su ilga istorija, su ilga patirtim. Be abejo, pati robotizacija, tai čia buvo gal ankstyvi 90-ieji žengtas žingsnis ir nueita ta kryptim, aišku, mums iš tikrųjų didžiulė ir atsakomybė ir pripažinimas, kaip Lietuvoje esant agro sektoriui būti tiekėjų, atstovų Leli, tai tikrai ir šitie apdovanojimai matosi, kad tiek Leli, tiek įmonė Litagra žingsniuojam tikrai su tom idėjom, inovacijom koja kojon. Didžiuliai kiekiai informacijos pareina kartu su karvute į melžimo robotą, kadangi mes, kaip vadinam, tą karolį, kai ateina, jinai turėdam po kaklu, tai ten yra tie sensoriai, kurie atiduoda visą informaciją, ligų prevencijos, sveikatingumas, pieno kokybė. Leli klubui priklauso apie 40 narių. Jie dalyjasi patirtimi, aptarė kylančius robotų eksploatacijos, darbo efektyvumo, gaunamų duomenų analizės klausimus. Kaip sakė klubo nariai, čia jie ieško atsakymų į kasdienėme darbe kylančius klausimus. O kaip keičiasi Leli klubo narių verslo pozicijos, verslo galimybės? Kaip sako, kartą paragavęs negali sustoti. Tai būtent tie ūkininkai, kurie šiandien dienai turi pasistatę po 1-2 robotus, jie tikrai galvoja į ateitį ir mąsto, kaip prisijungti dar keletą robotų, kaip padidinti ūkio efektyvumą, kaip išsiplėsti, kaip pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Taip, kad tie, kurie jau šitą robotizacijos procesą yra pradėję, jie tikrai labai drąsiai žengia į priekį ir nebijodami renkasi ne vien tik melžimo robotus, bet ir kitus, ta prasme ir šėrimo robotai, mėšlo valymo robotai. Kaip tobulėjo patys robotai per tą laiką, kai jie buvo pradėti diegti ūkyse nuo sukūrimo iki dabar? Šiandien dienai, tai ką mes turim Lietuvoje ir pasaulyje, Astronaut A5, tai būtent 5. kartos robotai, kurie yra išgerinti iki tiek, kad jie turi žymiai mažiau gedimo, jų servizo aptarnavimas trunka žymiai trumpiau, planinių servizo aptarnavimas yra tikrai trumpesnis, vadinasi, robotai yra daugiau atliekantis savo darbo. Pasak Rimgaudo Pacevičiaus, ūkininkams vis daugiau dėmesio skiriant gyvulių atrankai robotizuotą melžimui, auga ir vieno roboto pamelžiamų karvių skaičius. Užsienio šalių duomenimis per parą vienas robotas gali pamelžti ir vidutiniškai 65 karves. Kruveliai jau 1,5 metų dirba robotizuotoje fermoje. Leli Astronaut A5 melžimo robotai, Leli Vector automatinė šėrimo sistema, mėšlo šalinimo robotas, Leli Discovery Collector yra pagrindiniai fermos darbininkai ir visi jie sujungti vieną bandos valdymo programą, kurioje ir visi duomenys apie 100 melžiamų karvių. Pačios technologijos tai iš esmės pakeitė visą darbą. Nuo daug laiko imlaus tokio labiau rankinio darbo perėjom prie automatizuoto, kur mažiau rankinio darbo, daugiau turi galvą dirbti ir daugiau žiūrėti, spręs problemas, ieškoti problemų. Realiai reikia ieškoti problemų, reikia ieškoti, ką geriau padaryti. Labai dažnai
gali užbėgti už akių šitam, nes tu matai jau pirmus požymius ligos ar kažkokių kitų problemų. Kaip pasikeitė jūsų ūkio ekonominiai rodikliai? Kokie bandos primilžiai vidutiniai? Kaip sekasi dirbti? Dabar melžiam apie 30 iš karvės vidutiniškai. Per paskutinius metus stabiliai po truputį lipam į viršų. Šiuo metu truputį pakritęs primilžis, nes truputį taupom pašarus. Žiūrimės, kas bus jau kai būsim pabaigę su visais pašarų nuėmimais, tada bus aiškesnė situacija, kaip ką turim, ką galim sau leisti. Esate primeldžę iš vieno roboto per parą virš 2 tonų pieno. Tai yra labai geri laimėjimai, pasak Leli atstovų. Kaip jums pavyksta pasiekti tokių rezultatų? Ilgai nuosekliai ėjo. Selekcija suvaidino didelį vaidmenį, nes labai senai mes dar net negalvom apie robotus, bet jau rinkomės selekciją tą kryptimį, kad tiktų robotams. Kitas dalykas – šėrimas, ta atranka. Mes turime dar ir aikštelę eglutę. Kadangi turime aikštutę, tai ta, kuri biškelį kažkas tai jai netinka tam robotė, tai mes ją prašom eiti į aikštelę ir ten tave pamelš. Jūs esate Leli klubo naujokai, jūsų fermoje rekonstruotoje. Visai neseniai pradėjo dirbti robotai, taip? Taip, visai neseniai, keli mėnesiai. Tai dar pratinamės ir mes, ir karvės, bet esam patenkinti. Kiek robotų pasistatėte šiame? Kol kas dabar yra 2 senoj fermoj, o naujoj fermoj irgi bus 2. Tai dabar dar plečiate ūkį, jeigu naują fermą ruošiate? Kaip ir plečiamės. Ne tai, kad plečiamės, bet tiesiog gerinam sąlygas. O kokį didžiai jūsų melžiamų karvių banda? Mano asmeniškai 60 melžiamų, o kolegos virš 100. Tai aš dar kaip ir smulki tokia visai, bet planuoju šiek tiek prasiplėsti. Į ateitį žiūrint. Na ir robotizuota ferma turbūt įnešė daug pokyčių, ne tik tai karvių gyvenime, bet turbūt labai daug pasikeitė ir jūsų gyvenime ir darbe. Tikrai taip, tikrai pasikeitė ir mano gyvenimas, atsirado daugiau to laisvo laiko, kažką tai gali taip pasidaryti, susiplanuoti visai kitaip, visi darbai ir visa kita. Aišku, pati pradžia buvo tokia chaotiška vis dėlto, nes naujas prietaisas, reikia priprasti prie viso to ritmo, prie viso valdymo ir viso kito, bet dabar tikrai esam patenkinti. Turbūt visada smagu dalyvauti tokiame renginyje, kai matai, kad technologijos eina į priekį, kad ūkininkai vis dažniau renkasi modernes, inovatyves technologijas ir sprendimus savo ūkiams. Be abejo, vis tik, manyčiau, žiūrint Lietuvos mastu, nežiūrint to, kad yra problemų su visa eilė ir taip toliau, bet vis tik ūkininkai, šeimos ūkiai, žemės ūkio bendrovės vis tik rodo iniciatyvą, vis tik ir šiais metais, nežiūrint, kad sudėtingi, vis tik yra investavimas, kad šitas ūkis, sakyčiau, tiesiog šeimos tradicinis ūkis, pradėtas prieš 30 kelis metus ir šiandien štai jau 3 generacija ir šitas ūkis, kaip matom, yra gan puikiai modernizuotas, automatizuotas ir net skaitmenintas. Tai yra mums visiems, tiek Lytagrų žmonėm, tiek krūveliam, visai šeiminai, tai yra didelis džiaugsmas ir aš manyčiau, kad tai yra pavyzdys, kad vis tik nereikia nuleisti rankų, reikia judėti į priekį, tai yra mūsų ateitis, mes esam žemdirbiškas kraštas. Ūkininkavimas yra žymiai lengvesnis su robotais, kad tai yra tikrai kitoks ūkininkavimas. Todėl manau, kad šitos naujos technologijos jam padeda, jos įkvepia žengti kitą žingsnį į priekį ūkio plėtimo link. Tikimės, kad dar šiemet turėsim 100 robotą Lietuvoje. Pernai metų duomenimis 6 ūkiai perkopė 2000 kg pieno per parą iš vieno roboto ribą ir buvo apdovanoti už geriausius pasiekimus Leli klubo susitikime. Tai Daivos Stanaitienės, Adelės Adamonienės ir Henriko Minelgos ūkiai bei Žemės ūkio kooperatyvas Lumpėnų Rambynas, Žemės ūkio bendrovės Okainiai ir Lytagra. Pasaulyje lyderiauja amerikiečiai ūkininkai.
Ten geriausi vieno leli roboto primilžiai per parą viršyje net 3000 kg.